Šiandien turime svarbių naujienų iš Rusijos federacijos. Čia Ukrainos raketos ir dronai sunaikino Rusijos naftos infrastruktūrą pačiu blogiausiu metu. Tai buvo tiksliai apskaičiuotas žingsnis, nes Ukraina tiesiogiai smogė Rusijos galimybei greitai atsigauti ekonomiškai, kas galėjo tapti gyvybiškai svarbia ekonominė pagalba. Pirmojo šios kampanijos smūgio taikiniu tapo pagrindinė Rusijos strateginė naftos perpumpavimo stotis Tichoretske, kurią atakavo Ukrainos liūti dronai. Palydovinės nuotraukos patvirtina didelę žalos apimtį objektui, kuris palaiko kuro logistiką karinėms operacijoms, įskaitant bent vieno saugojimo rezervuaro sunaikinimą ir dar 2 degančių kuro talpyklų užfiksavimą. Naftos perkrovimo bazė, kurią valdo Transneft, taip pat yra svarbus naftos tranzito mazgas, jungiantis vamzdynus iš vakarų Sibiro, Azerbaidžano ir Kazachstano su Juodosios jūros uostais, tokiais kaip Novorosijskas. Šis objektas yra neatsiejama Kuibyševo, Tichoretsko vamzdynų sistemos dalis, galinti per metus pervežti iki 52 milijonų tonų naftos ir naftos produktų, tiekiančių tiek eksportui, tiek vidaus poreikiams, įskaitant žaliavą. Rosneft, Tuapsės naftos perdirbimo gamyklai. Šis sutrikdymas tikimasi iš karto sukels kliūtis Rusijos naftos operacijose, nutraukdamas pagrindinį pietinį kelią į Novorosijską ir priversdamas brangiai perorientuoti srautus per alternatyvius Baltijos uostus. Vietos Rusijos valdžia incidentą aiškino kaip nukritusių nuo laužų padarinius, tai įprasta taktika menkinti atakos reikšmę, tačiau pripažino didelę žalą vienai svarbiausių jų naftos infrastruktūrų. Šio smūgio laikas buvo ypač žalingas Rusijai, o taikydamasi į priešo energetinę infrastruktūrą būtent dabar, Ukraina griauna Maskvos galimybės pasinaudoti padidėjusiomis pasaulinėmis naftos kainomis susijusiomis su karu Irane. Kai naftos kaina pakilo nuo maždaug 70 iki apie $100 už barelį, Rusija, pasak Volodymyro Zelenskio, gali gauti apie $10 milijardų papildomų pajamų iš naftos. Dėl to Ukrainos atakos prieš Rusijos naftos objektus šiuo metu yra strategiškai reikšmingos, nes jų tikslas – neleisti Rusijai gauti finansinio postūmio, kuris galėtų dar labiau paremti jos karinės pastangas. Siekdami dar labiau sutrikdyti Rusijos naftos sektorių, Ukrainos dronai padarė žalos naftos perdirbimo gamykloje Slavianske prie Kubanės, kurios metinis naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 4 milijonus tonų. Šis objektas jau buvo atakuotas 2 kartus per pastaruosius mėnesius, o naujausias smūgis sustabdė veiklą ir sutrukdė remonto darbams. Ukrainos dronų smūgis taip pat sukėlė tanklaivių gaisrą naftos bazėje Krasnodaro regione, kur buvo laikomi naftos produktai. Ugnis greitai išplito į papildomas saugyklas, nes stiprus vėjas stūmė liepsnas į gretimus rezervuarus, galiausiai sunaikindamas didžiąją dalį bazės talpyklų parko ir rodydamas didelę žalą visoje teritorijoje. Ukrainos oro smūgiai taip pat buvo nukreipti į Afipsko naftos perdirbimo gamyklą, tiesioginis pataikymas į vamzdynų viaduką sukėlė produktų nuotėkį, o geolokuota vaizdo medžiaga patvirtina žalą perdirbimo įrenginiui. Papildomas smūgis buvo suduotas Temriuko naftos terminalui, kur užsiliepsnojo saugomas kuras ir kilo didelis gaisras, sukeldamas pavojų 30 saugyklų, kurių bendra talpa siekia 6000 tonų. Šis terminalas yra pagrindinis pietų Rusijos suskystintų angliavandenilių dujų eksporto taškas, per jį taip pat nukreipiami naftos ir naftos produktų srautai. Siekdami sukelti įtampą visai Rusijos naftos ir kuro ekosistemai, Ukrainos dronai smogė ir Armaviro naftos produktų vamzdynų mazgui, sukeldami gaisrą objekte. Ši vieta atlieka svarbų vaidmenį pumpuojant kurą pagrindiniais vamzdynais, kad būtų palaikomas srautas ir slėgis dideliais atstumais, saugant naftos produktus didelėse talpyklų aikštelėse, kad būtų subalansuoti tiekimo svyravimai, ir perkraunant kurą į geležinkelio vagonus tolimesniam paskirstimui. Tokio mazgo sutrikdymas ar sugadinimas turi platesnių pasekmių nei tik tiesioginė žala vietoje, tai paveikia kuro transportavimo tinklus ir tiekimą keliuose pietų Rusijos regionuose, tiesiogiai atsiliepia Rusijos karo pastangoms. Ukrainos dronai taip pat taikėsi į Lukoil naftos perdirbimo gamyklą Uchtoje, esančią maždaug už 1700 km nuo fronto linijos, kur kilo gaisras perdirbimo įrenginyje. Ši gamykla, kurios metinis perdirbimo pajėgumas siekia apie 4,2 milijono tonų, buvo pataikyta į perdirbimo įrenginį, sunaikinta rektifikacijos kolona, taip pakenkiant šiauriausiai Rusijos perdirbimo gamyklai, kuri aprūpina visą regioną degalais. Apskritai, Rusijos planą pasinaudoti karu Irane ir Amerikos sankcijų Indijai švelninimu, kad būtų galima parduoti naftą už didesnę kainą, sužlugdė nuolatinę Ukrainos smūgių kampaniją prieš pagrindinę naftos infrastruktūrą.
Ukraina ir toliau plės giluminius smūgius Rusijoje, taikydamasi į kiekvieną naftos pramonės etapą, kad sumažintų Rusijos pajamas ir karo biudžetą. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.